30 metams. Mes visi puikiai suprantame, kad išorinės grėsmės yra išlikusios, jos gerai žinomos, priešiškų veiksmų įvairovė plečiasi, siekiama kelti įtampas visuomeniai, suskaldinti euroatlantinę vienybę, sumažinti paramą Ukrainai. Todėl bus stiprinami žvalgybos ir technologiniai žvalgybos pajėgumai, stiprinamas pasirengimas galimai mobilizacijai, bus glaudžiau bendradarbiaujama su Lietuvos kariuomenė, taip pat prioritetinis dėmesys bus skiriamas kontržvalgybiniai veiklai. Toliau antras punktas, manyčiau, gana svarbus yra šioje vietoje. Valstybės gynybos taryba pritarė nacionalinio saugumo strategijos projektui. Strategija bus teikiama svarstyti Seimui. Dabar galiojantis strategijos variantas patvirtintas 2021 metais, gerokai dar prieš prasidėjusi karą Rusijos prieš Ukrainą, todėl ją turėjome atnaujinti, maksimaliai atspindint dabartinius Lietuvos saugumo iššūkius ir numatant konkrečius prioritetus ir uždavinius. Kertinis strategijos prioritetas pasirengimas veiksmingam atgrasimui ir valstybės gynybai karinės agresijos atveju. Ir saugumo aplinka, kaip žinote, pasikeitė. Galėčiau tik paminėti tai, kad karinės jėgos naudojimas tarptautinėse santykiuose kai kuriuose valstybėse įtvirtintas kaip konkreti kryptis, Rusijos pasirengimas giliai ir ilgalaikiai konfrontacijai su vakarais, Rusijos karinių pajėgumų plėtra vakarų kryptimi, ženkliai suintensyvėja priešiškų valstybių sabotažo, teroro ir destabilizacijos veiksmai ir tarptautinės tvarkos laipsniška erozija. Tai turbūt aplinka daugiau mažiau aišku, kad yra keičiasi. Todėl pasaulis yra labai dinamiškas. Siūlydami patvirtinti šią strategiją, mes tuo pačiu ir siūlome, kad jei reikės kasmet strategiją atnaujinti, atsižvelgiant į geopolitinius pokyčius. Ir paskutinis klausimas, čia daugiau krašto apsaugos ministro, atidedamas naujų karinių transporto orlaivių įsigijimas. Tai nereiškia, kad yra panaikinamas anksčiau priimtas sprendimas, bet paprasčiausiai įsigijimas yra atidinamas dėl būtinumo susikoncentruoti į naujus prioritetus. Vienas iš tokių naujų prioritetų yra integruotos oro erdvės gynybos stiprinimas. Ir jau seniai žinomų prioritetų kaip divizija, Vokietijos brigada, karinės infrastruktūros plėtra. Taigi finansavimo pagrindinis argumentas yra atidėti įsigijimą, tačiau pirminis sprendimas iš esmės nėra naikinamas. Tai dabar, ministrė, prašom, jūs pratęskite. Ačiū labai. Tai iš esmės dėl nacionalinio saugumo strategijos labai išsamei buvo atsakyta. Jeigu bus papildomų klausimų, pasistengsiu patikslinti. Pagrindinė žinutė taip, kad šiandien priėmėme sprendimą, išanalizavę įvairius variantus, įvairius pjūvius, kad naujų orlaivių įsigijimą pratęsime 2030 metais, tai tiesiog atidedame laike. Ir šiai dienai visos pagrindinės lėšos, investicijos yra skiriamos oro gynybai, divizijai, Vokietijos brigadai, naujos karinės infrastruktūros plėtrai, kariuomenės poreikiams šios dienos aktualiausiams stiprinti ir akcentuoti. Su Nyderlandais pratęsime komunikaciją ir šiai dienai pagrindinis mūsų bus tikslas atnaujinti Spartanų galimybę tarnauti, tai reiškia juos šiek tiek modernizuoti, taip kad jie galėtų toliau tęsti savo misijas. Mindaugas Vasiliauskas, TV3 žinios. Gal pradėkime nuo to, ko pabaigėm. Embraerių tas pirkimas. Kiek kainuos modernizuoti Spartanus, po modernizavimo kiek jie dar laiko galės skraidyti ir kas pasikeitė, nes jūsų išvardinti prioritetai, oro gynyba, divizija, Vokiečių brigada, tas buvo ir anksčiau prieš priimant sprendimą VGT dėl orlaivių naujų pirkimo. Tai kodėl toksai yra pokytis? Ne visai ta pati situacija, anksčiau buvo mažesni, sakykime, akcentai, tarkim, tų pačių naujos infrastruktūros, poligonų įkūrimo nebuvo dar taip
aiškiai įvardinta, kad už tas pačias turimas lėšas mes turėsime įgyvendinti papildomus poreikius. Taip kad sąlyga buvo naujų orlaivių įsigijimo, tai reiškia papildomas finansavimas iš valstybės. Šiai dienai tas finansavimas yra sunkiai įmanomas ir esamų lėšų naudojimas, mūsų supratimu šiai dienai yra tikslingesnis infrastruktūros kūrimui, divizijos kūrimui, integruotos oro erdvės, kas irgi yra stiprinama, anksčiau mes šnekėjome apie oro erdvės gynybą, bet turime papildomus iššūkius kaip dronai, kaip tie patys oro balionai, tai papildomos lėšos skiriamos šitai temai, naujo finansavimo šiais metais numatyti nelabai yra šaltinių, todėl toksai planas yra tiesiog pastumtas laike, o atnaujinti orlaiviai galės tarnauti iki 36 metų, taip kad todėl 30 metais pradėsime dėrybas dėl orlaivių keitimo. Preliminariai apie 150 milijonų, kurie yra numatyti biudžete ir papildomų lėšų tam skirti nereikia. Aš dar norėčiau papildyti. Ministras paminėjo, bet yra naujas poreikis - integruota oro gynyba. Ir tam poreikiui buvo, turbūt prisimenat, labai aiškiai įvardinta 500 milijonų eurų suma. Taigi mes tų pinigų laisvų neturim, jie visi yra jau numatyti tiems jau seniau numatytiems poreikiams, todėl tai buvo turbūt esminė priežastis, kodėl reikėjo atidėti transportinių lėktuvų įsigijimą. O tai tie pinigai 500 milijardo atsirado jau yra, Tai iš Krašto apsaugos ministerijos biudžeto. Taip, ir tie būtent yra dėliojama taip, kad mes naujų injekcijų neturime, tai reiškia, taupome ten, kur galime taupyti, kur gal klausimai nėra tokio pirmo prioriteto klausimas ir investuojame, tempiame kai kurios klausimus laikė tiesiog ir investuojame tai, kas yra aktualiausia šiandien, kitais metais arba 28 metais. Karolina Ambrazytė, BNS, kaip minėjote, susijęs su tais prioritetų perėdėliojimais, bet žinom visi, kad kiek žiniasklaidai jau pasirodė informacijos, kiek tyrimų atliekama, galbūt ir kažkokių teisėsaugos indikacijų sulaukėte, kurie įkvėpė šitą pavėlinimą pirkimų. Ir kitas klausimas būtų, ar svarstama buvo kažkokių kitokių karinių pirkimų pavėlinimas, kadangi tie perdėliami prioritetai, ir tuomet būtų klausimas, kokie kiti pirkimai būtų vėlinami. Ženklių esminių karinių, sakykime, tai prioritetų svarstymo laike nėra. Tai mes šnekame apie tos galimybės, kurios neįtakotų ypatingai saugumo dedamosios, nes mes turime aiškius terminus ir datas, taip kad čia grėsmių nėra. Dėl specialiųjų, dėl STT, sakykime, atliekamo tyrimo, tai jie atlieka savo ruoštų tą tyrimą. Aš nuo pat pradžių komunikavau, kad turime sulaukti šitų atsakymų, bet tai niekaip neįtakoja finansinių eilučių iš esmės. STT tyrimas neturėjo jokios įtakos šito sprendimo priėmimo. Ar atidedamas apskritai lėktuvų tas visas pirkimas, kai bus grįžta prie to klausimo, ar bus tęsiama su Embraeriais, ar ieškoma naujo lėktuvo? Vertinami visi. Tikslas yra tęsti su kolegomis Nyderlandais, kas jau yra pradėtas darbas, bet 30 metais mes tikrai nežinome, kokios technologijos bus, kokie orlaiviai rinkoje ir taip toliau. Taip kad visi klausimai yra įmanomi, bet 30 metais mes ir apsispręsim. Bet tikslas yra nepaleisti to įdirbio, kuris yra dabar jau padarytas. Aš nepaleidžiant temos, atsiprašau, kad nepabėgtume. Kariuomenės vadas ir buvusi ministrė tuo metu, kai buvo ši tema ant bangos, sakykime, argumentavo, kad būtina turėti kuo greičiau ir tai susijęs su NATO partnerių sąjungininkų mums skiriamoms užduotims. Tai ar čia keičiasi ir NATO kažkokie gynybos planai, jeigu atidedam šitą pirkimą? Jokių grėsmių NATO gynybos planams nekyla. Klausimai visi NATO gynybos planų rėmuose yra išsprendžiami ir išspręsti. Kariuomenės vado ir ministrė, aš irgi lygiai taip pat norėčiau tos orlaivius įsigyti ir turėti juos greičiau. Tačiau mes turime tam tikras galimybės ir tam tikras finansinės eilutes. Todėl turime susidėlioti prioritetus. Ir buvo rastas logiškas, pagristas duomenimis sprendimas, kad orlaivių įsigijimą tęsti galime 30 metais, o šiai dienai prioritetas yra kitos sritis.
Aš dar irgi papildysiu truputį. Iš tikrųjų, NATO pajėgumų tiksluose yra karinių transporto lėktuvų laivyno stiprinimas ir atitinkamai dabar modernizavimas ir vėlesnis įsigijimas pilnai atitinka NATO pajėgumų tikslus. Žygintas Abromaitis, Lietuvos televizija. Pone Matulionį, kadangi patvirtinta saugumo strategija, dar ją turės tvirtinti vyriausybė. Kas yra tas planas B ir C, apie kurį kalbėjo premjerė? Ar tai yra žinoma BGT? Na, aš nenorėčiau komentuoti, ką premjerė pasakė. Gal geriau jūs premjerės paklauskite. Žinoma, ar yra tokie dalykai kaip planas B ir C, kaip Lietuva veikia, kai, na, jeigu nebūtų NATO, sakykime, pagalbos? Jeigu tai bus, tai tada ir svarstysim. Bet NATO kol kas gyva, tai nereikia čia, kaip sakant, pulti į traukinį, kai NATO egzistuoja kaip organizacija. Ir tik tai keičiasi galbūt tikslai, galbūt svorio centrai šiek tiek keičiasi, gal mažiau Amerikos, daugiau Europos. Tai čia, na, aš manyčiau, kad tos apokaliptinės mintis jos tikrai nėra reikalingos ir jos veda tik tai dar didesnę sumaištį. Aš papildydama šitoje vietoje mes lygiai taip pat savo nacionalinės gynybos strategijoje irgi akcentuojame gynybos pramonę. Kad būtent skatinti, vystyti gynybos pramonę, tiek regioninę, tai be abejo mes kalbame apie Lietuvą, tai mūsų akcentas yra Lietuva, tiek visa Europa irgi skatina gynybos pramonę. Ir vakar Vokietijoje su ministru Pistoriumi irgi apie tai patį kalbėjome, kad Europa privalo gamintis daugiau, greičiau ir vietoje tam, kad galėtume užsitikrinti tiekimo grandinės. Niekas nekalba apie pasirinkimą NATO ar ne NATO. NATO egzistuoja, NATO yra, NATO stiprėja ir kuo bus stipresnė Europa, tuo bus stipresnis ir NATO. O gal, ponia Matulionį, galite padetalizuoti tada toj saugumo strategijai, kas keičiasi, nes aptakiai šiek tiek pasakėt, kad keičiasi geopolitinė visa aplinka, tai ką mes toje strategijoje keičiame? Kas bus numatyta, ko nebuvo iki šiol? Na, čia gal geriau krašto apsaugos ministras tegu patikslina, tegu gal krašto apsaugos ministras patikslina, kas yra kitaip, nes aš neturiu lyginamą varianto, kas buvo 21 metų, kas dabar yra, bet iš tikrųjų akcentas dabar yra gerokai stipresnis į atgrasimą, gynybą, kolektyvinę gynybą ir ministras nepaminėjo, bet iš tikrųjų 5-6% gynybai ir atitinkamai karinė parama 0,25% BVP, tai yra visiškai naujas dalykas ir ta pati divizija, jos stiprinimas, Europos vaidmens didėjimas NATO viduje irgi yra atspindėtas. Na, yra ir daugiau tam tikrų galbūt smulkesnių dalykų, bet nenorėčiau čia išsiplėsti. Gal ministras dar kažkokie akcentai ir galėtų pasakyti. Papildydamas, tai lygiai taip pat, ką jau minėjau, dėl gynybos pramonės, to nebūdavo akcentuojama. Toliau energetinis saugumas, ekonominis saugumas, apie tai irgi yra kalbama, apie energetinės infrastruktūros saugą yra kalbama, kritinės būtent infrastruktūros, vėlgi 5-6% finansavimo riba, kad mes turime užsitikrinti, nepaisant to, kokia politinė vadovybė būtų Lietuvoje, kad mes turime turėti labai aišku finansinę eilutę, kad galėtų Lietuvos kariuomenė ir gynyba stiprėti. Na ir grįžtant dar prie kitos temos, kuri aktuali visiems yra, Kapčiamiestyje planuojamas steigti poligonus, tai kada VGT ketina priimti galutinį sprendimą dėl jo steigimo? Dar kartą noriu pabrėžti, VGT yra priėmęs galutinį sprendimą. Tai buvo gruodžio 15 dienos sprendimą. Nežinau, iš kur tas sumaištis atsirado, bet sakinys yra labai aiškus: pritarti Tauragės poligono plėtrą į Jurbarko savivaldybę ir naujo Kapčiamiesčio poligono steigimui. Vienareikšmiškas yra sprendimas ir dabar be abejo tas sprendimas bus įformintas detaliai įstatymų ir poįstatyminės teisės aktais. Ir čia krašto apsaugos ministerija labai aktyviai dirba ir tikrai padarysim viską, kad žmonės nenukentėtų. Ministrai, dar apie Kapčiamiesčio poligoną. Ar yra kažkoks progresas? Ar yra
Kaip praėjo, na, sakykime, tos diskusijos, buvo individualios konsultacijos, na, nemažai dabar buvo to kontaktavimo, ar yra kažkoks progresas? Tikrai yra progresas, būtent individualių kontaktų metu yra sutarimas su sodybų savininkais, lygiai taip pat tarp tų 13 sodybų, kurios neturi teisės pasirinkti. Yra viena sodyba, kur puikiai žinom, kad yra gyvenama, tai yra sutarimas, kad tikrai neprieštarauja pirkimui. Tai svarbiausia yra atliepti žmonių lūkesčius, turėti gyvenamąją vietą, turėti adekvatų pirkimo kainą. Lygiai kita pusė, kur yra daugiau sodybų, 77, kurios turi galimybę rinktis, ten taip pat yra sodybų savininkų, kurie sutinka parduoti tomis pačiomis sąlygomis, kad būtų kompensuota, atliepta, nupirkta teisingomis kainomis. Taip pat progresas yra kiekvieną dieną, tiek su miškų savininkais, tiek su sklypų savininkais ir matome, kad tikrai judame į priekį. Įstatymo projektas, kurį pavasario sesijoje tvirtins Seimas, juda lygiai taip pat į finišo tiesiąją jo rengimas. Ypatingai didelių kliučių nėra matoma, bendruomenė yra girdima, bendruomenės lūkesčiai yra atliepiami. Galime dar paklausti dėl saugumo strategijų. Ar šiandien susitikime buvo, žvalgybos tarnybos galbūt pateikė informaciją, ar pastarojo laiko Jungtinių valstijų laikysena ir sprendimai ar daro įtaką Lietuvos saugumui ir ypač žiūrint į ateitį? Tai aš noriu pabrėžti, kad mūsų žvalgybos tarnybos nevertina sąjungininkų veiksmų. Tokiu atveju mes negalim interpretuoti. Tik tai priešiškų jėgų veiksmai yra vertinami. Tada gal galit praplėsti žvalgybos tarnybų stiprinimas, ką tai apims, kaip tai atrodys, nuo kada ir kiek, ir ar tai nėra pavėluota, nes prašyta buvo iš tarnybų jau anksčiau. Čia jau pereinam į konfidencialų režimą, mes negalim detalizuoti šitos informacijos, labai atsiprašau. Jeigu būtų galima dar trumpam grįžti prie poligono, tai aš čia tik pasakysiu, kaip kilo tas klausimas, kad Krašto apsaugos ministerija buvo pateikus informaciją, kad steigti poligoną galutinis sprendimas bus priimtas tik po diskusijų su bendruomenė ir kad tai bus svarstama pakartotinai šis sprendimas VGT. Tai iš to ir gimė tas klausimas, tai ar nebebus pakartotinai svarstama tai? Čia ir yra nesusipratimas. Dar kartą noriu pabrėžti, jokio pakartotino svarstymo nebus. Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą ir dabar tas sprendimas, politinis sprendimas, turėtų tapti teisiniu ir dabar prasidėjusios visos diskusijos, kad visus tuos kampus, visus tuos niuansus, kurie kyla iš to, pasistengti atspindėti. Ir tikrai, manau, žmonės, mano asmeninė nuomonė, tai, kad siūlys Krašto apsaugos ministerija, tikrai atitiks jų lūkesčius. Tuo labiau, kad išpirkimas žemės ar pastatų tai nėra kažkas naujo, tai mes esam nemažai strateginių objektų jau įgyvendinę ir todėl manau, kad čia šiek tiek galbūt užaštrinta per daug šitą temą. Aš papildysiu tik tai, kad būtent sprendimas steigti poligoną yra, poligonas bus steigiamas, įstatymas priimtas Seime, planuojama įstatymo priimimas Seime pavasario sesiją. Tai įstatymas įteisins visas poligono steigimo aplinkybės, sąlygas ir įteisins patį sprendimą. Tačiau politinis sprendimas ir kariuomenės poreikių girdėjimas yra, taip kad pats techninis sprendimas, pavadinkim, taip yra priimtas. Ar ministrė galite detaliau šiek tiek tarpinius rezultatus įvardinti iš 90 sodybų? Kiek jūs turite sutikimų, kiek turite griežtų ne ir privačių sklypų išpirkime, kiek jau turite sutikimų, kiek sako tikrai ne skaičiais? Šitos informacijos aš dabar taip pat nepateikinėsiu, kad ją nebūtų galima paskui manipuliuoti ar kažkaip interpretuoti. Yra kalbama su sodybų ir turto savininkais asmeniškai ir kiekvienu atveju yra individualus sprendimas. Žmonės šnekasi, žmonės supranta, būtent turto savininkai supranta poreikį ir atliepia Lietuvos saugumo poreikius. Bet ministrė, aš neklausiu konkrečiai, ar Antanas ar Jonas sutinka ar nesutinka, klausiu, koks skaičius bendras yra, kodėl jūs jo negalite įvardyti?
Tuo, kad procesas vyksta ir dialogas vyksta kiekvieną dieną, net ir šiandien yra nuotolinės konsultacijos, gauname raštus, gauname užklausimus, taip kad procesas dar nėra baigtas, jis yra dinamiškas ir kalbėti apie tarpinius rezultatus gal šiai dieną nėra atsakinga. Bus pateikta informacija, suderinta su visom ministerijom, su visom žinybom, kad visi kalbėtume vienodų balsų ir kad paskui neatsirastų kažkokių papildomų interpretacijų. Dar norėčiau teisinį reguliavimą atkreipdėmėsi, kadangi tai bus ypatingos svarbos valstybei objektas, tokiu atveju keičiasi šiek tiek visa sistema. Tai yra, žmogus galės kreiptis į teismą dėl kompensacijos. Žemės paėmimo faktas nebus, ta prasme, teisminio nagrinėjimo objektas. Dar kadangi apie žvalgybą šiek tiek, ar apskritai saugumo žvalgybos struktūros vertino šitą Kapčiamiesčio visą istoriją per tą būtent saugumo prizmę, nacionalinę prizmę, kaip galima, galbūt priešiškų jėgų ataką. Aš nekalbu apie tos žmonės, kurie ten ar piktinasi, kurie ten turi savo interesus ir taip toliau. Bet aš turiu minti, ar šiame procese dalyvauja trečia šalis? Taip, aišku, jūs turėtumėt jų paklausti, bet iš esmės galiu patvirtinti, kad apie tai buvo kalbama ir iš ties yra informacijos, kad yra tam tikri antisisteminiai judėjimai, kurie bando kelti įtampą regione ir Lietuvoje. Ar jie tiesiog yra susijęs su priešiškomis valstybėmis, mes tokio patvirtinimo negavom šiai dienai. Ačiū, kolegos.